Šiandien pamokslo tema: ar galima mylėti kitus, jei neturime meilės savo? Šita mintis, sakyčiau, persikėlė mane. Ir net vakar vakare dar buvau Dainoto Varno koncerte, kuris atliko Leonardo Coheno dainas. Viena iš jų buvo tokiu pavadinimu: ar kada nors tave mylėjau? Ir šitą klausimą jis uždavė kaip dainos autorius ne mylimajai, ne kažkam, o savo, kaip žmogui. Ar kada nors tave mylėjau? Ar man kada nors tavęs reikėjo? Ar aš kada nors su tavimi kovojau? Ar kada nors norėjau? Ar kada nors tave palikau? Ar kada nors galėjau? Ar mes vis dar palinksime prie seno stalo? Ar kada nors tave mylėjau? Čia visi klausimai yra pačiam savo. Brangieji, šiandien noriu su jumis pasidalinti labai svarbia tema – meilė. Ne tik meilė, kurią daliname su kitais, bet ir meilė savo. Dažnai girdime: mylėk savo artimą kaip save patį. Tai žodžiai, kurie atskleidžia dvi esmines tiesas. Pirma, kad esame pašaukti mylėti kitus. Antra, kad turime mylėti save. Bet ar kada susimąstėte, ką iš tikrųjų reiškia ši frazė? Ir ar tikrai galime mylėti kitus, jei stokojame meilės savo patiems? Pirma, pažvelkime į tai, ką reiškia meilė savo. Rodo vienas žodis – egoizmas. Bet ar tikrai? Meilė savo tai pagarba ir rūpinimasis savimi, pripažinimas savo vertės Dievo akise. Dievas sukūrė kiekvieną iš mūsų su meile ir rūpesčiu. 139 psalmėje 14 eilutėje sakoma: aš girsiu tave, nes esu taip nuostabiai padarytas. Dievas mūsų kūrė pagal savo paveikslą, kiekvieną unikalų su savitu talentu ir gabumų rinkiniu. Tad mylėti save reiškia pripažinti šią dieviškąją dovaną, gyvybę, kurią esame apdovanoti. Tačiau dažnai mes patys esame griežčiausi savo teisėjai. Vertiname save per kitų nuomonės prizmę. Lyginame save su kitais ir dažnai jaučiame, kad nesame pakankamai geri. Šios abejonės ir neigiamas savęs vertinimas gali užkirsti kelią tikrai meiliai savo. O kai nemylime savęs, kaip galime tikėtis, kad nuoširdžiai mylėsime kitus? Žvelgdami į šventąjį raštą galime rasti įvairių pavyzdžių, kurie padeda suprasti, kodėl meilė savo yra būtina sąlyga mylėti kitus. Vienas iš tokių pavyzdžių pranašas Elijas. Pirmoje Karalių knygoje, 19 perskyrime, matome, kaip Elijas po didžiulės pergalės prieš Baalo pranašus pasijunta prislėgtas ir trokšta savo mirties. Jis buvo išsekęs fiziškai ir emociškai pervargęs. Dievas jam ne tik suteikė dvasinę paramą, bet ir liepė pailsėti, valgyti ir atgauti jėgas. Tai rodo, kad rūpinimasis savimi yra būtinas, jei norime tęsti savo darbą ir mylėti kitus. Dar vienas pavyzdys – Jėzaus didysis įsakymas. Evangelijoje pagal Morkų 12 perskyrime Jėzus sako: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu ir visomis jėgomis. Mylėk savo artimą kaip save patį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus nesako: mylėk savo artimą labiau nei save, bet jis sako: kaip save patį. Tai rodo, kad meilė savo yra pagrindas meilei kitiems. Jei savęs nemylime, mūsų meilė kitiems gali būti ne visai nuoširdi. Ji gali būti kupina baimės, pavydo, priklausomybės. Tokia meilė gali tapti našta kitiems, o ne palaima. Dar vienas reikšmingas pavyzdys yra Jėzaus elgesys su Marija ir Morta Evangelijoje pagal Luką.
10 perskyrime. Kai Morta pervargusi ruošė vaišes ir rūpinosi kitais, Marija klausėsi Jėzaus. Morta tuo tarpu skundėsi, kad jai reikia daugiau pagalbos. Jėzus atsakė, kad Marija pasirinko geriausią dalį. Tai yra sėdėdama prie jo kojų klausė jo žodžių. Tai moko, kad kartais reikia sustoti, atkurti savo vidinę ramybę ir ryšį su Dievu, kad galėtume būti tikrai naudingi kitiems. Bet kaip išmokti mylėti save? Tai nėra lengva užduotis. Pirmiausia, turime išmokti atleisti savo už klaidas. Niekas nėra tobulas, visi darome klaidų. Romiečiams laiške 3 perskyrime sako, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Tačiau Dievas mus myli tokius, kokie esame, su visais mūsų trūkumais, su visomis mūsų klaidomis. Jei Dievas mums atleidžia, tai ir mes turime savo atleisti. Antra, turime ugdyti dėkingumo jausmą. Kasdien dėkokime Dievui už gyvenimą, už sveikatą, galimybes ir talentus. Dėkingumas padeda atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir priimti save kaip vertingą Dievo kūrinį. Trečia, turime rūpintis savo dvasinę, emocinę ir fizinę gerovę. Mūsų kūnas yra šventosios dvasios šventovė, todėl privalome juo rūpintis. Tai reiškia ne tik sveikai maitintis ir būti fiziškai aktyviems, bet ir rūpinti savo vidiniu gyvenimu, skaityti knygas, žiūrėti filmus, gilintis į šventąjį raštą, melstis, medituoti, skirti laiko poilsiui ir bendravimui su Dievu. Brangieji, meilė savo nėra egoizmas, tai yra sveika pagarba ir meilė savimi. Ši meilė leidžia mums pilnai mylėti kitus, visiškai atsiduoti meiliai kitiems. Kai mylime save, galime su meile priimti kitus, būti dosnūs, atlaidūs ir supratingi. Meilė savo leidžia mums tapti Dievo meilės įrankiais, per kuriuos Viešpats gali veikti šiame pasaulyje. Tad pasitikėkime Dievu, kuris mus sukūrė ir besąlygiškai myli. Mylėkime save taip, kaip Dievas mus myli, kad galėtume nuoširdžiai mylėti Dievą ir savo artimą. Amen. Taip tebūna. Amen.